weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Sveikučiai, vėl sveikinuos iš tos pačios vietos. Esu Gabrielė Tuzaitė ir džiaugiuosi, kad užsukai mano kanalą. Nepamiršk pasiekti manęs ir kitose platformose, bet ir čia nepamiršk pasiekti ir palaikinti šitą video ir kad žinočiau, kad jums patinka. Jau yra 2 valandos dienos, buvo paskaitos, grįžau jau, pabuvom su kažkokiam dar pavalgėm kartu. Šiandien šiaip norėčiau jums parodyti makiažą, kaip aš pasidarysiu, nes man ir reikia padaryti tą makiažą, bet noriu ir jums parodyti. Kartu pasidažysim, parodysiu tokį kaip ir kasdienį makiažą, parodysiu, ką naudoju, nes kaip kas matėte tai praeitam video. Tai pažiūrėkite, jeigu dar nematėt. Aš susitvarkiau makiažo staliuką savo ir panašiai, bet reikia man pasimokyti vienam dalykui, tai nežinau, kiek dar šiandien filmuosiu, kad spėčiau ir jums pafilmuoti kažką, bet ir kad pasimokyti spėčiau, tai noriu viską suspėti. Žinoma, tradiciškai aš laukiu ir netidarau kalendoro be jūsų. 14 šiandiena šviečia prieš akis. Labai gražus supakavimas. Labai cute. Atrodo lengvas, tai tikriausiai nebus tokio dydžio dalykas, kaip ir visada tikriausiai. Turim tokio dalyką. Lūpdažis. Yra lūpdažis. Šiaip labai jau buvom gavę labai panašų. Štai tokia spalva. Tai šitą gavom kažkelintą dieną. Čia yra kažkada gauta ir šitą yra šviesesnė. Tai šviesesnė man gražesnė. Šitą tokia moteriška, gal labai aš nemoku. Bet šita, tai tikrai kyvoji po paskaitų išvažiuoju į Panevėžį ir nežinau, kiek ten filmuosiu, šiaip šeštadienį žadu filmuoti, bet rytojus nežinau, ar filmuosiu, nes bus paskaitos ir tada važiuosiu namo ir žinot, kaip kelionės į Panevėžį pas mane sekasi, tai nebus ten ką filmuoti tikriausiai. Tai bus taip, kad vis tiek aš čia Vilniuje nebūsiu per kalėdas, o čia yra 25 dienos, tai per kažkurį vlogmą paskutinį, ar tai kažkokį tai išpakuosim daug. Ir aš dabar, kai išvažiuosiu į Panevėžį, tai aš ilgesnį laiką ten būsiu. Pasidarysiu salotas, bet labai čia nerodysiu, ką konkrečiai darau, nes vakar rodžiau per video. Tai dar vienas dalykas, šiaip viena mergina buvo parašius, kad dažniau nešiočiau savo natūralius plaukus, kaip mato, tai nešioju ir šiaip labai patinka. Taip būna vasarą, aš mažiau tiesinu plaukus ar kažkas tokio. Bet šiaip, vasarą netiesinu ir vaikštų savo garbanuotais plaukais, nes logiška, kad toks cute. Vasarą vaikštų savo natūraliais plaukais dėl to, nes, tu maudaisi, tu visokius dalykus veiki ir kam tau tiesintos plaukus, ta prasme, jie pas mane nuo bent kažkiek drėgmės, jie viskas garbanuojas. Nieko aš nebedarydavau vasarą, bet kai ateina ruduo ir tam žiema, tai atrodo vėl pradedi, bet, prieš 3 mėnesius kirpau galiukus. Jie jau tokie. Pas mane šiaip garbanuoti plaukai, tai jie sausesni, bet, aš turiu biškai tragiškai čia jie sausėja ir man tas labai nepatinka, tai pagalvojau, kad gal ir gerai, reikia labiau pratintis prie savo natūralių plaukų. Pas mane yra, kaip mato, tokie garbanuoti, čia yra, sakau, tai aš labai dažnai tiesinau tos plaukus, tai mano tie plaukai pamiršę tikriausiai yra, kaip jie turi susigarbanuoti, nes vaikystėj tai tikrai labiau garbanuodavos, bet jie nėra pas mane garbanuoti, jie labiau gal banguoti. Šiaip džiaugiuosi, kad rytoj penktadienį sunki savaitė labai buvo, tai tikrai šiais metais labai norėjau daug nufilmuoti, labai norėjau, daug idėjų turėjau, bet mes planuojam, Dievas juokiasi, kaip sakant, ir mano planai nesusiderino su mano gyvenimu ir tai, kas vyksta jame. Tai nesusiderino tiesiog tokie dalykai ir aš nieko negaliu pakeisti. Tai mano salotas atrodo nuostabiai, išsimaišom. Tai jau varau valgyti, montuoti video ir susimatom, kai eisiu dažytis ir darytis makiažą. Tai jau, skanaus man, tikiuosi jūs irgi valgot, nepamirškit sveikai valgyti. Tai, kaip supratau, darysimės makiažą. Naudosiu PS dėl to, kad
turiu padaryti nuotrauką su šito makiažu ir noriu daryti makiažą su šito makiažu, nes ir ilgai jos nenaudojau, nors ir turėjau, dėl to nes norėjau jums parodyti ir susitvarkyti, tai visai fainai panaudoti naujos kosmetikos. Pirmiausia, naudosiu šitą drėkinamąjį seną, tai tiesiog užsidėsiu aš ant piršto. Žmonės šiaip dažnai deda ant odos iškart, bet šiaip nereiktų to daryti ir nereiktų šiais liesti odos. Tai jo, užsidedu, šiaip aš jau esu mėginus, tai man jisai ir labai skaniai kvepia, taip kalėdiškai, aš nemoku paaiškinti, atrodo, kad cinamono biški čia yra, bet žodžiu, aš tiesiog įtrinu į veido odą, tokių dalykų, ypač prieš makiažą, nereikia daug dėti, kad nebūtų taip, kad slaksniuojasi labai makiažas, tai tegul išdžiūsta, aš per tą laiką pasilysiu šiek tiek antakius, aišku, jie kažkiek yra padažyti, bet naudosiu šitą rudą pieštuką, kur sakiau, šiaip jis yra akių pieštukas, bet puikiai tinka ir antakiam naudoti ir eyelinerių piešti, žodžiu. Aš tiesiog su antakiais daug dalykų nedarau, aš tiesiog juos paryškinu kai kuriuose vietose, kur man atrodo, kad reikia. Nes aš šiaip savo antakių nedažau. Jie pas mane natūraliai tokios spalvos, kokie yra, bet tiesiog kai kur yra tarpelių kažkokių. Ir tada pasiemu tokį, turiu aš blakstienų tą tokį šepetuką. O čia yra jau iš senesnis, bet jis labai toks kietas, geras, tai labai gerai man antakis iššukuoja. Ir tą palvytę man iššukuoja pačią ir atrodo geriau išblendina, nes aš blendindavau su tuo kirstu šepetėliu, bet man visai ne tas kaip su šepetėliu gražiau išblendina. Revolution naudosiu tą gelį, kad tiesiog laikytųsi geriau tie plaukiukai. Šiaip minėjau, kad čia nėra kaip vaškas, tai tikrai nepadarys tam, kad visiškai pilnai laikosi ten, taigi, bet taip sušlapina šiek tiek ir gražiai atrodo. Toliau naudoju šitą paisės pudrą. Šiaip ir makiažą mokomės ir viską dedam ant rankos. Aš, ta prasme, ir anksčiau taip dažydavau, bet dabar aš labai esu įpratus. Dažniausiai viską dedu ant rankos ir tada jau su kažkokia kempinėlė. Kas šiaip šitas dalykas yra labai nehigieniškas, reiktų naudoti geriau šepetėlius, bet man su šepetėliais netaip gražiai blendinasi, tai aš naudoju kempinėlę. Jo, tiesiog padengiu veidą, aš aišku dariau šiek tiek negerai, kad uždėjau po akim. Nedėkit po akim pudros. Nenoriu labai daug, bet tokie raudoni žandukai. Tai šiek tiek padengsiu veidą. Labai man patinka, kaip jinai pasidengia. Ta prasme, žvilga veidas ir jinai tokia yra. Tokia gaivi, aš nemoku paaiškinti. Ta prasme, jinai uždengia tą, matot, raudonį, bet taip atrodo, kad mano oda ir tas man žiūri patinka, nes aš pudrų nemėgstu ir nenaudoju šiaip kasdienai. Dabar tik jums rodau. Dažniausiai antakius tik pasidarau concealerį ir blizgį. Daugiau aš nesidarau ir tai, jeigu noriu ir spėju. Kitą dalyką naudosim tai concealerį. Čia yra toks visai full coverage. Pilno dengimo. Kalbėsiu lietuviškai. Pilno dengimo. Tai dedu čia taškiuką ir štai čia. Niekada nedėkit daug produkto po akimis ir ant vokų, nes čia yra labai plona oda ir tiesiog, kad ir koks man produktas būtų, kad ten nesukrenta ar kiek fiksuosit, nepadės. Jeigu uždėsit tiesiog daug produktų. Dabar dėsiu šitą kontūravimo dalyką, kur sakiau, kad nei skystas, nei sausas, man labai patinka, parodysiu kaip. Naudoju Revolution kirstą tokį šepetėlį, man labai patinka, bet jau jiems šiek tiek eina plaukai, kas šiaip labai keista, nes kokius 3 metus naudojau ir nei vienas plaukas niekada neišeidavo. Tiesiog patapinu ir dedu. Ir čia atrodo labai baisus ložas, bet tiesiog mes tą perteklių perkeliam ant kaktos, nes mano ovalus veidas yra, tai man visai tinka kontūruoti kaktą, kitiems gal nelabai. Jisai taip man lengvai dirbasi su juo. Kad ir vat uždėjau tokį ruožą, labai lengvai galėtų jį sutvarkyti. Ir vat labai natūraliai, labai lengvai pasidarai kontūravimą, kuris atrodo natūraliai, bet toks fainas. Aš čia likutį nuo šepetėlio uždedu šiek tiek ant nosies. Čia kažkur. Vėlgi. Ta pati konsistencija, tik tai, kad blushas, labai graži spalva ir naudoju taip pat Revolution šepetuką, bet tokį apvalų, man labai patinka. Vėl patapšnoju ir šiek tiek uždedu ir jis irgi pigmentuotas, kaip mato, tai žodžiu, išblendinu, šiek tiek ant nosytės, bet jis taip mielai atrodo, šiek tiek mėgstu aš jį aukščiau užkelti, bet neužkelkit iki lubų. Bet jeigu bijot, kad labai pigmentuotas, tai kaip ir sakiau, paimkit taip, padėkit ant rankos tą produktą ir išblendykit ant rankos ir tada pabiškutį imkit ir niekada neperdauginsit. Panaudojau visus šlapius produktus ant veido, tai dabar užfiksuosim su šitą pudrą ir jinai man taip skaniai kvepia. Ir tokia faina pudryta, tikrai faina. Šiek tiek aš jos įsiberiu į indelį.
nedaug, nes irgi nemėgstu aš labai daug produkto šitą. Paimu šitą Revolutioną trikampiuką, taip pat apšnoju ir šiek tiek dedu į tas vietas, kur naudojau concealerį ir kur noriu, kad nesubėgtų makiažas. Aplink nosį čia pinu ir šiek tiek čia dėsiu, kad paryškinti tą kontūravimą. Šiaip, jeigu norėčiau, kad mano makiažas ilgai laikytų, nes tarkim dabar vakaras ir nereikia man, kad jis laikytų 24 valandas, tai nefiksuoju, bet šiaip fiksuočiau su sausu produktu ir kontūravimą, ir blushą, ir tada tikrai žinočiau, kad man gerai laikys. Bet, tada reiktų daug mažiau naudoti, nes vis tiek dedi 2 produktus, tai jau dvigubas efektas gautųsi. Turime highlighterį birių, kas man iš tikrųjų yra naujiena, aš niekada nenaudodavau biraus, čia šiek tiek išsibiriu, nedaug. Anąkart, kai naudojau, jis labai pigmentuotas. Tai aš paimsiu labai tokį fluffy mažą šepetėlį, šiek tiek uždėsiu, nes, žiauriai pigmentuotas, aš net nežinau. Ir šiek tiek taip ant skruostikaulio uždėsiu, tada ant nosytės ir noriu į kampučius taip uždėti šiek tiek. Šiek tiek sunku su Blackstone daryti eyelinerį, bet noriu pasidaryti šito rudu pieštuku, su kurio žiauriai lengvai darosi, nes jis, sakau, žiauriai minkštas. Ir graži spalva, neturėjau niekada rudo pieštuko akių, tai labai norėjau, nes juodas kartais būna tiesiog too much. Tai rudas yra labai gerai. Man atrodo, aš per kiekvieną video, kur aš dažausi, visą laiką šitą sakau, bet aš nebrėžiu eyelinerio per visą, dėl to, nes pas mane šiek tiek yra užkritusios akys ir jeigu aš padarau storą eyelinerį va šitoj vietoj, labai negražiai atrodo man. Tai aš visą laiką nusipiešiu pusę, o jeigu reikia, tai va tą viduriuką irgi tik čia nusipiešiu. Tokius mažiukus padariau. Reikia biškį nusidrožti pieštuką, nes jau nebe toks sharp, nebe toks aštrus, tai sunkiau yra nupiešti, bet žiauriai patinka ir visą laiką eyelinerį tvarkau su karpštuku, jeigu reikia. Liko mums tik lūpos, turim gražų lūpdažį. Štai tokios spalvytės ir turiu aš Revolutioną, manau šitas labiau tiks pieštuką, tai išbandom jį, nes aš su lūpų dažymu tai nesu pati geriausia, tai tikrai. Tai šiaip nesenai tik lūpas pradėjau dažytis. Nes ilgą laiką nemėgau, tai dėl to gal ir nemoku, nes ilgai nesidažiau tų lūpų. Šita spalva labai atitinka, man atrodo. Čia šiek tiek paryškinė ir sutinka. Fainai, žiūri, fainas spalva. Šiaip galvoju nuvažiuoti iki eglutės, nes tikriausiai šiais metais aš jos nebeturėsiu laiko kada aplankyti, o norėčiau dar aš aplankyti Vilniaus eglutę. Noriu viena nuvažiuoti ir pavaikščioti po gražų Vilniaus senamiestį. Bet reikia dar pasimokyti, tai manau šiek tiek pasimokysiu, nuvažiuosiu ir grįšiu vėl pasimokysiu. Naudosim šitą. Tai va, nusifotkinau, pasidariau ką reikia ir mano galutinis makiažas yra toks. Šiaip labai cute atrodo, net ir priartinus kažkaip. Nėra, kad kažkur labai subėgia, čia šiek tiek prisišviečia. Fainai atrodo, man patinka. Taip gaiviai, aš turiu menį, kad neatrodo perkrautas veidas, kas čia yra mano mėgstamiausias dalykas apie makiažą, kai gali neperkrauti veido. Bet šiek tiek uždengti raudonumą, šiek tiek kažką paslėpti ir viską sulyginti. Tai I like it, nežinau kaip jum, parašykit. Aš šiaip labai dar norėčiau pamėginti tą makiažą, kur tu iš pradžių pasidarai kontūravimo, o tada tik dedi pudrą ant viršaus, tai šitą aš norėčiau pamėginti. Pasakykit, jeigu norit, kad pamėginčiau šitą. Tai einu aš šiek tiek pasimokinti, pavalgyti kažką ir tada važiuosim prie eglutės. Nežinau, manau susimatysim tuo metu, kai važiuosim prie eglutės. Apsirengiau jau ir keliausiu, nefilmavau daug, neskrau telefoną, nes visai jis jau buvo beveik prie mirties. Tai šiltai apsirengiau megztuką tą, kur nešiau šiandien kalėdinį ir varau prie eglutės, tai super. Ir tada grįšiu ir tada dar pasimokysiu. Sveikučiai. Žinau, nieko nenufilmavau, bet man 3% buvo ir aš labai bijojau, kad man išskraus telefonas, tai nežinau, žodžiu. Tiesiog žiauriai daug apvaikščiau, su pažįstamu susitikau ir žiauriai užsikalbėjom, fainai buvo. Žodžiu, žiauriai prasiskaidrino nuotaiką, žiauriai smagu buvo. Ir tai faina, pagaliau išėjau iš barako, nes šiaip šitą savaitę niekur nejau, iš tikrųjų niekur nejau, išskyrus fakultetą ar ten kokią nors parduotuvę, tai labai reikėjo šitą viso pasivaikščiojimą, mes praėjom 15 000 žingsnių, tai a lot ir, žodžiu, tikrai reikėjo. Einu iš kažko užkasti ir pasimokyti dar
Jo, tiesiog nieko aš daugiau labai nefilmuosiu, manau. Sveikučiai, taip gavosi, kad šeštadienio video trumpas, tik poros minučių, dėl to įdedu prie šito video, prijungiu ir gausis kaip vienas ilgesnis video. Mes važiuojam į Latviją prie Rygos eglutės. Čia su mama kaip ir irgi tradicija yra ten važiuoti, aplankyti Latvijos eglutę ir man labai patiko, labai šventiška, daug žmonių ir man labai patinka, kad šiais metais daugelis miestų puošiasi natūraliai, labai mano tematika. Žodžiu, pažiūrėkit. Manau, kaip supratot, mes važiavom tryse į Rygą apžiūrėti eglutės Rygos, nes labai gražus šiaip miestas yra Ryga ir senamiestis, tai manau, žiemą puoštas dar gražesnis. Labai tau dėkui, kad žiūrėjai šitą video iki galo, susimatom 8 vlogme ir jo, čiau.